Išsikraustėm ir iš šito viešbučio. Varom kažkur toliau. Pirmą kartą lietus Amerikoje. Bet turėtų būti tik šiandien. Gerai, mašina vietoj. Svarbiausia, kad dabar mus išleistų iš parkingo už tos $27. Tai labai keista, nes visur aplinkui parkingai kem 5 kainuoja, o čia 27. Žiūrėk, pirmą kartą privažiavau normaliu atstumu. Yes. Come on. Taip, yra centai, bet į parkomatą ir didėja laikas, kiek gali stovėti. Ir tokie komplikuoti man šitie centai. Aišku, jau čia išmokti. Ką norėjau pasakyti apie komplikuotus centus, tai ant nei vieno iš jų nerašo skaičių, rašo sumą žodžiais. Pavyzdžiui, čia ant šito, čia yra 25 centai, kas yra $0,25. Tai rašo $0,25. Nu, šitas dar visai aiškus, nes toks žinomas ganėtinai. Tada čia yra 1 centas, 1 cent, taip ir parašyta, mažom raidėm, 1 cent, ok. Tada čia yra didesnis, storesnis, 5 centai, rašo, 5 cents. Čia yra toks plonas mažas. Jisai plonesnis, mažesnis negu 1 centas, čia yra 10 centų ir ant jo rašo 1 dime. Tai dar reikia žinot, kas tas dime. Tai gerai, čia 10 centų, 5 centai, 1 centas ir 25 centai. Dabar tai jau išmokau, bet pradžiai tai komplikuota buvo. Valandą 3-3. Ir dabar atsikračiau centų, va, aš gal kur tos centus reikia dėti. O atvarėm į Princetoną, nes aš žiūrėjau Gilmore Girls ir tenais Rory ėjo į Princetoną. Dievas sako, varom į Princetoną. Gal, kas tas Princetonas? Gal, nu čia geras ten universitetas yra. Pasirodo, čia kur filmavo jos serialą, tai dėl to jinai čia užstatė atvaryti. Bet čia visai cute miestelis. Mes norėjom pabandyti mažą miestelį, kur cute yra. Ir čia labai saugu yra. Boring! Išsinuomavom šiandien amerikietišką tokį motelį. Kiek kainavo? 100 eurų. 100 eurų kažkur, nu nes tokia diena, kad jau poryt varom į New Yorką, tai šiandien išsinuomavom tokį jau pigesnį motelį. O ten yra tiesiog greitkelis ir čia atvarom. 100 eurų kainuoja. 115 kambarys. Bum, pažiūrėjai. Visai cool. Nu, atrodo visai cool už tracoką. Čia iš karto va, langas, mūsų maškė tenai stovi. Nu, toksai visai modern, ką žinau, neblogas. Baisu, nes baisu biškai, nes pirmam aukšte tiesiog. Ir dar receptionas, tipo, visur stiklai uždėti, jeigu nori su ta kalbėtis recepcionistė, reikia per stikliuką taip pakišti dokumentus visus, viską parodyti. Viskas užrakinta. Čia toksai ateini. Jauku labai. Geriau iš jo. Taip yra dūmų detektorius ir jisai yra įdėtas į narvą, kad negalėtum jo nuimti. Tai čia visur visokių tokių pranešimų pridėta. Jeigu kažką paėmė, visokių paymentai, baudos visokios čionai, visokios taisyklės, uždaryk čionai, ir dar netgi yra paliktas vokelis. God bless you, thank you for your tip. Palikt va tipsų, prašo, kambario tvarkytojams. Bet čia yra pirmas viešbučio kambarys, kuriame yra iškart USB-C jungtis. Ne, bet šiaip kaip kambarys tai gerai atrodo. Visas tas motelio vaibas toks sketchy. O šiaip kambarys tai good. Parašė, what language? I like it. Tu tipo locationą pataikė? Yeah. What language? I like it. Lyvinom savo moteliuką. Tėvui nelabai patiko. Ne. Vakar visą dieną lyjo, tai mes pasiėmėm šitą motelį ir tiesiog visą laiką prabuvom jame. Tai aš pramontavau, pamėgojom, serialą pažiūrėjau dėmą. O dabar varom į New Jersey. Ne, Jersey City. Jersey City. Per tiltą pervažiavus jau bus New Yorko centras. Turėtų matytis visi dangoraižiai, visas tas skyline'as. Iš per karios. Kurios visas juoda balsa. Nesupratau. Įdomi, ne? Amerikietiškas. American Coast. God bless America. God bless America. Oh my God. Atvarėm čia į savo tokį viešbutuką visai fainą. Ir kitoj pusėje yra New Yorkas, Manhattanas. Ten reisim dabar, tik kažkaip nerado mūsų rezervacijos, tai kokį 3 minučių užtrukom čia, kol tą viešbutį paruošė normaliai. Pirmą kartą matau viešbučio kambarį, kur kortelę reikia perbraukti. Wow, kvepia kaip baseinė. Lova, didžiulė. Bet užtat Rūsio langas jau autostrada. Gerai, varom? Varom.
esame metro pakeliui į New Yorko centrą Manhattaną. Nesame. Dėmos svajonė yra aplankyti šitą miestą. Jo. Kaip jauties? Netikiu dar. Netelpa į kadrą. Man reikėjo netikė kepurės, nes tikrai vadai važiuoju. New Yorko centrinio stotis atrodė didesnė video kitose. Čia Apple Store'as, o čia stotis. What? Kiek jam kainuoja nuoma čia, man įdomu. Kaip Rokos striukė. O, graži striukė. Girdi, pakviesk man menedžerį. Ką sakė? Sakė, nuims. Aš negaliu patikėt, kas čia per miestą. Gali čia žinėt su pačiūžom čia na žiemą. O tai gal čia mes vasaros su tais roller skateriais gali varyti? Tai kaip tau atrodo dabar važinės su roller skatais? Ne, nu sakau vasarą. Prie patakis. Čia tikrai jie taip taksi pasigauna kaip filmuose. Nu? Tik taksai, kad naujesni dabar. Oh my god, reklamų karalystė. Legendinis. Times Square. Tai kur čia laiką rodo? Wow. Sakau, davai picos pasiemam slaisą. Davai. Bet važiuok. Čia įėjimas. Mes nelauksim tikrai. Čia eilės galas. Tu juokauji. Tokia eilė, jolka palka. Liksiu nevalgęs. Pirmą kartą bandysim Chipotle. Dobriko mėgstamiausias. Tokia burrito. Burrito. Jis vienas. O, šaka. Vos neužmušė manęs šaka antrą kartą gyvenime. Kaip pala. Oh shit, kas čia? Kas čia? Prie pat šaka nukrito mane. Tai tu primės tokią į galvą gauti iš tokios šakos. Real good. Galiu paragauti. Real The Rockas. Real. Akmenį pamatyti. Nu, didžiausia pasaulyje saldainių parduotuvė. Ir neužėjom. Atsisakau saldumynų. Cukrui ne. Kai čia sunku greitai pravažiuoti. Čia neįmanoma greitai pravažiuoti. Per kamštį. Ir trūksta parkingo vietų, tai tiesiog sustekin kitaip mašinas. Po biškį temsta. Šaltėja. Labai daug žmonių bėgioja čia. Vat, man atrodo, čia yra tipo, jie išbėga kažkur iš miesto, iš namų, tada nubėga iki čia, iki krašto miesto ir tada varo atgal. Ir žinai, ko norėčiau? Nu, kokie skanumyno. Kažkas fulės kamelį prakniso čianai. Pasiėmėm dollar pizzą, bet iš tikro po pitagą kainuoja. Jaučiu kažkur yra ir po dolerio. Tiesiog taip Honda NSX priparkuot. Negaliu patikėti. Aš net negalėjau pastebėti iš pradžių. Hello, po ilgos. Planuosim New York'e grįžtame namo. O Dieve, mes 8 valandas vaikščiau. Kiek žingsnių? 2000 žingsnių. Pas mane 2-1. Matai, ant štukas atsilieki. Pas mane žingsniai didesni negu ta. Subscribe kitas video rytoj arba ne rytoj. Ate. That's a good ass burrito.